vienaaukšta dalis arklidės. Manoma, kad šoniniai pastatai iš pradžių buvo mediniai ir tik tais XIX amžiaus viduryje pastatyti mūriniai. Pastatas yra uždaras. Į kiemą galima patekti per pagrindinio pastato fasade esančius vartus arba per vartus pietinėje tvoroje, jungiančiojo šoninius pastatus. Virš vidurinės dalies stogo iškilęs bokštelis su vieno tūriu sujungta dūmtraukių grupe ir vėtrunge. Verkių viršutinio parko vidurinėje dalyje prie kelio link centrinių rūmų stovi sargo namelis, iš kitų Verkių statinių išsiskiriantis neobizantinė langų puošyba, į viršų smailėjančiais langų apvadais. Pastatytas apie 1840 metus ant buvusio pilkapio. Tai vienaaukštis, nedidelis, skarda dengtas namelis. Priklauso vėliausiai Verkių parke pastatytų pastatų grupiai. Ilgą laiką buvo naudojamas kaip projekte sumanytas sargo namelis. Po Antrojo pasaulinio karo čia buvo gyventojų butas, o per pastaruosius 20 metų naudojamas mokslinėms botanikos instituto reikmėms. Verkiuose būta senųjų dekoratyvinės sodininkystės ir parkų tvarkymo tradicijų. Čia buvo sudarytos geros sąlygos svetimžemiams augalams augti. Vyskupas Ignotas Masalskis buvo pavedęs Laurynui Gucevičiui ir Martynui Knakfusui suprojektuoti 3 oranžerijas, išliko tik 2. Vigenšteinų giminė buvo pastačiusi dviaukštį žiemos sodą. Oranžerijos užbaigtos statyti 1786 metais, o 1789 iš Italijos buvo parvežta retų medžių ir kitų augalų rūšių bei atmainų. Oranžerijose įrengtose sode augė persikai, abrikosai, ananasai, slyvos, obelys, kriaušės, gėlės. Vasarą iš šiltnamių į parką buvo išnešami gėlių vazonai. Džiugino serbentų, raugerščių, erškėtrožių, bausmedžių, slyvų ir lazdynų gyvatvorės. Oranžerijų aptvertų neaukšta mūro tvora, teritorija buvo pavyzdingai sutvarkyta, papuošta mažosios architektūros formomis, gazonais, gėlynais. Oranžerijos buvo labai svarbios lankytojams, kaip pramogų ir poilsio salonai. Paštas esantis priešais užvažiuojamuosius namus, kitoje gatvės pusėje pastatytas 1803 metais vietoje Masalskio laikais čia stovėjusio fachverkinio namelio. Tai vieno aukšto pastatas su rūsiu. Rūsio tikriausiai būta ir fachverkinėme namelyje. Pastato išorinė išvaizda turi liaudies architektūros bruožų. Šiuo metu Verkių dvaro ūkinėje zonoje, anksčiau vadintoje olandiškojų palivarkų, yra 4 skirtingos paskirties pastatai. Tarnautojų namas, karvidės, kumetynas ir kluonas. Visi pastatai, išskyrus tarnautojų namą, yra Vigenšteino laikų palikimas. Tarnautojų namas dviaukštis gyvenamasis greičiausiai klasicizmo laikotarpio. Teigiama, kad Masalskio laikais čia buvusi Verkių valstiečių vaikų mokykla. Ji veikė ir po Masalskio mirties, daugiau nei 50 metų. Po Antrojo pasaulinio karo pastate būta maisto parduotuvės ir gyventojų butų, dabar vienbutai. Mūrinėme vienaaukštės karvidės pastate suprojektuotame 1864 metais dar XIX amžiaus pabaigoje buvo gaisrinė, vėliau pertvarkyta į karvidę. Liaudies architektūros bruožų turintis pastatas dabar naudojamas ūkinėms reikmėms. Kumetynui pastatytam XIX amžiaus pabaigoje būdingi liaudies architektūros bruožai su stilinės architektūros detalėmis. Pastatas 2 aukštų, pirmasis cokolinis gelsvų plytų mūro, antrasis suręstas iš apvalių rąstų ir turintis galiniuose fasaduose atviras galerijas. Patalpos išdėstytos koridorine sistema, interjeras labai skurdus. Cokolinis aukštas naudojamas kaip sandėliai, o antrajame aukšte yra 11 butų. Kluonas yra XIX amžiaus pabaigos liaudies architektūros stiliaus vienaaukštis statinys. Sienų konstrukciją sudaro mūrų stulpai ir lentomis užkalti tarpai tarp jų. Stogo konstrukcija medinė, tai didžiausias beveik 800 kvadratinių metrų Verkių dvaro ūkinis pastatas. 1995 metais apleistą bestogį pastatą perėmė Botanikos institutas.
Viršutinėje parko dalyje yra daug skirtingo dydžio, reikšmės, paskirties ir amžiaus paminklinių objektų, kurie įvairiapusiškai papildo žinias apie Verkių istorinę praeitį. Pagrindinio viršutinio parko įdauboje yra išlikusi 1844 metais įrengto fontano liekanos, augaliniais ornamentais papuoštas vandens purškimo įtaisas. Mūsų dienų nesulaukė didelis taisyklingas baseinas ir jį supantis pasivaikščiojimo takas. Vėliau po Pirmojo pasaulinio karo fontanas veikė. Dabar šį įdaubą retai kada prisipildo vandens, iš vandens bokšto išleidžiant vandenį arba pavasarį tirpstant sniegui. Dar svajoju, kad fontaną mums reikėtų kaip taip sutvarkyti centrinę aikštę. Įsivaizduokit, kaip čia būtų gražu, jeigu girdėtume nuolatos ne kokį nors miesto dūzgesį, o vandens teškenimą į šitą rezervuarą. Čia būtų diskusija, koks tas fontanas turi būti. Ar jis turi būti, kaip buvo grafo Wittgensteino laikais, tai yra su greičiausia granitinė apdaila šito granitinė ar marmurinė, dabar ten sunku pasakyti, ar jau toks, koks buvo vėlesniais laikais 1900 maždaug 1-15 metais, kai jau tokioj pievutėj tiesiog tyvuliavo šitas fontanų rezervuaras. Darbo čia yra be galo daug. Vandens bokštas pastatytas XIX amžiaus pabaigoje, matyt išaugus vandens poreikiams, nes daugiau kaip 50 metų Verkius vandeniu aprūpindavo centrinių rūmų bokšte veikiantis rezervuaras, išlikęs iki šiol. Bokštas taisyklingas šešiakampis 3 aukštų su pusrūsių pastatas. Autentiškas interjeras neišlikęs. Iš vandens bokšto iki šiol tiekiamas vanduo į visus Verkių viršutinio parko pastatus. Netinkuoto raudonų plytų mūro vienaaukštė katilinė pastatyta XIX amžiaus pabaigoje. Tikriausiai buvo naudojama ir kaip kalvė. Po Antrojo pasaulinio karo pastačius naują akmens anglimi kūrenamą katilinę prarado savo funkciją. 1996 metais Botanikos instituto pastangomis į Verkių parką nutiestas gamtinių dujų vamzdynas. Šitam parke per sezoną šildymo buvo sudeginama apie 300 tonų akmens anglies be jokių valymo įrenginių, kūrenant akmens anglį. Jį reikia į parką, tą akmens anglį reikia atvežti į parką ir po to išvežti šlaką. Tai reiškia, visa tai yra dabar sutvarkyta taip, kad kūrenam dujas, dujos yra atvestos. Yra įrengta katilinė, elektroniniais prietaisais valgoma. Atkurtas dujinis apšvietimas toks, koks buvo XIX amžiaus vidury, faktiškai viena iš pirmųjų dujinių apšvietimų sistemų. Tai čia yra iš tikrųjų labai daug padaryta. Parko vartai, tvoros fragmentai riboja vertingiausius pagrindinės ansamblio dalies pastatus, įsidėsčiusius aukštai iškilusioje plynaukštėje, netaisyklingos, trikampį primenančios formos žemės plote, tarp ryškių ir gilių Neries ir bevardžio upelio slėnių. Parko vartai, tvoros fragmentai, dujinio apšvietimo stulpai atspindi parko viršutinės dalies istorinį koloritą. Galima tik pasidžiaugti, kad restauruoti arba pagaminti pagal pavyzdį dujinio apšvietimo stulpai kiekvieną vakarą nuo 2000 metų šventųjų kalėdų vėl iškėlė dujinių žibintus ir spindi moderniausia XIX amžiaus šviesa. Vanduo kelis šimtmečius buvo pagrindinis Verkių dvaro energijos šaltinis. Kalbant apie dabartinių Verkių centrinę dalį, reiktų išskirti kaskadą 4 tvenkinių, kuriuos jungė vandeningas bevardis upelis, gal ir vadintas Verkės vardu, nors Lasavickas savo brėžiniuose rašė Baltupio vardą. 3 šio upelio tvenkinių vandens ištekliai buvo naudojami vandens jėgainėms. Pirmuosius 2 malūnus prie šio upelio tvenkinių suprojektavo Laurynas Gucevičius. Įspūdingiausias buvęs upelio žemupyje prie pat Neries pastatytas klasicizmo stiliaus malūnas su kolonomis. Tai akivaizdu iš dailininko Pranciškaus Muglevičiaus kūrinio. Prie malūno įrengta užtvanka su 4 užsklandomis, virš jos tiltelis su barjerais. Nežinoma, kiek laiko stovėjo Lauryno Gucevičiaus projektuoti malūnai, tačiau 1818 metais jų dar stovėta. Dabartinis arčiausiai Neries esantis malūnas pastatytas jau XIX amžiaus antroje pusėje.
Iki Pirmojo pasaulinio karo malūnas buvo varomas vandens, vėliau elektros. Veikė iki 1975 metų. 1984 metais per gaisrą apdegė stogas ir vidaus įrenginiai. Virtės lindynė buvo išplėštas, o 1995 metais perduotas Botanikos institutui. Šiuo metu suremontuotame pastate veikia restoranas. Buvusi malūno interjerą ir įrangą primena restorano salėje specialiai pažymėtos vietos. Dažniausiai vandens kėlimo stotimi vadinamas kitas malūnas stovi upelio slėnyje, kiek aukščiau nei pirmasis. Pastatytas XIX amžiaus pradžioje, kai vertė priklausė Stanislovui Jasinskiui. 1887 metais jame taisyta siurblinė, tiekti vandenį į vandens bokštą ir į rūmus. Yra išlikę vandens rato likučiai ir betoniniai įrenginių pamatai. Pastatas šiuo metu priklausantis Vilniaus universiteto ekologijos institutui tam tikrą laiko buvo naudojamas kaip būstas. Malūną reikia skubiai tvarkyti, per netvarkingą užtvankos slenkstį krintantis vanduo ardo malūno pamatus. Verkių dvaro sodybos parkas yra vienas gražiausių kraštovaizdinio tipo parkų Lietuvoje. Jis užima 36 hektarų plotą. 16–18 amžiaus Neries slėnyje apatinėje dvaro sodybos dalyje buvo kvadratais išplanuotas parkas. Tai buvo ištaidingas, garsus, itališkai įrengtas parkas kalno papėdėje prie Neries. Kalno šlaitas vietomis buvo pavirstas vynuogynais. 18 amžiuje suformuoti du parkai – viršutinis ir didysis. Didysis parkas sujungė visus Verkių dvaro elementus – Neries slėnio kompleksą ir kalno pilį bei rūmus, apgaubtus kanalų ir tvenkinių su malūnais ir kriokliais sistema šiaurėje. Toliau žvėrynas, popieriaus fabrikas ir didžiojo parko plantacijos. Kiekviena alėja, takelis, jų sankirtos pažymėti savais vardais ir simboliais vedė į atskiras programinės parko vietas, turėjusias poilsio, susikaupimo, pramogų bei kaimiškos idilės paskirtis. Parko augalija – tankus miškeliai su senaisiais medžiais centruose, šviesalajų medžių giraitės buvo išdėstytos taip, kad tiktų laisvai pasivaikščioti. Pievose specialiai būdavo įsiejama kvapniųjų ir žydinčiųjų augalų, lankose įveisiamos medžių grupės. Buvo mėgstami poilsio ir apžvalgos kalneliai, dabar regyklos. Pramoginiai zonai skirtuose vandens telkiniuose dažnai su salomis būdavo plaukiojama, maudomasi, žvejojama, lankoma prie jų esantis malūnai, lempjuvės, fabrikai. Panašią paskirtį turėjusios ir kaimiškos idilės vietos – girininko ir kalvio sodybos, bitynai, apynynai, gėlynai, dirbamos žemės ploteliai. Ši 18 amžiaus programa išliko dar ir 19 amžiuje, tačiau juo toliau, juo labiau parko centru tapo viršutinis parkas. Viršutinio parko planavimo ir kūrimo darbuose dalyvavo architektai Martynas Knakfusas ir Laurynas Gucevičius bei vyskupas Ignas Masalskis. Jam be abejo priklauso idėjinė parko programa, visiškai atitinkanti tuo metu susiformavusi angliško parko kanoną. Parko reprezentacinė teritorija turi du parterius – ovalųjį parterį su fontanu ir itališkąjį parką prigludusi nugriautųjų centrinių rūmų pietų pusėje ir suskaidyta į 4 vadinamąsias kvateras. Parko keliai, alėjos ir takai sudaro darnią iki šių dienų išlikusią sistemą. Nors viršutinis parkas dabar nebe toks išvaizdus kaip anksčiau, tačiau jame gausų įvairių medžių ir krūmų. Daugiausia vietinių medžių rūšių – pušų, liepų, auga ąžuolai, vinkšnos, guobos, o slėnių šlaituose eglės ir uosiai. Parke auga 31 vietinės rūšies medžiai ir krūmai. Prie rūmų auga dailūs maumedžiai. Tai vienintelis parkas Lietuvoje, garsėjantis didelę liepų rūšių bei formų įvairovę. Čia auga labai retos kalninės Šiaurės Amerikos liepos, veimutinės pušys, sidabrinės didžiosios eglės, apstu didžialapių liepų yra pilkųjų riešutmedžių. Vėlgi, sunku šiandieną įsivaizduoti, kad čia kažkada tai po šitą parką takų sistema buvo kaip voratinklis apraizgiusi kalną šitą. Ir takai, takeliai, alėjos jungia viršutinę parko dalį su apatinė parko dalimi, tai ten, kur kažkada tai buvo ir dabar bus atkurta tvenkinių sistema, o šiandieną mes matome tik tai didžiulius medžius, kurie kažkada tai buvo alėjų kontūrais ir lyg ir mišką, šiaip jau mišką.
Netolimoje ateityje dauguma takų, dauguma buvusių takelių bus atkurta, jau yra parengti techniniai projektai ir pritaikyta parko lankytojų poreikiams. Tai reiškia, mes atvažiavę Verkių dvarvietę vaikščiosime ne vien tik šiuo asfaltuotu taku nuo Arklidžių iki Verkių rūmų, iki Regyklos ir atgal, bet mes galėsime praeiti rytiniais ir vakariniais parko kontūrais, nusileisti net prie upės, ten, kur kažkada tai buvo, o dabar vėlgi numatoma atkurti Verkiuose prieplauką. Atplauks įvairaus dydžio laivelį, atveš turistus ir šiaip parko lankytojus nuo miesto centro iki Verkių. Džiugu, kad yra numatyta atkurti buvusią karčiamą arba dar kitaip vadinama jinai Salamenka istoriniuose šaltiniuose, kuri buvo kaip tik tai prie garlaivių prieplaukos. Čia kažkada tai senovėje, mes turime dar nuotraukas, yra stovėjusi karčiama Salamenka, kuri buvo įrašyta netgi į Europos viešbučių katalogą. Taip, kad Verkiai buvo žinomi ne tik tai Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Ir jie išties garsėjo ne tik tai savo rūmų didybę, bet ir kultūrinė bei švietėjiška veikla, kuri čia buvo. Savita ir įdomi Verkių rūmų parkų tvenkinių sistema. Dvaro sodybos tvenkiniai susieti tarpusavyje, jungia viršutinę ir apatinę parko dalį. Išlikusios 3 – Verkės, Turniškės ir Riešės upelių tvenkinių grupės. Prie vieno didžiausių tvenkinių išlikusių mes esame šiandien kaip tik. Šitas tvenkinys gana natūralus, turi daug vandens augalų, meldai, švendrai, jame plaukioja gulbės.